Gamtą ir kraštovaizdį pažinti nėra taip lengva ir neužtenka vieną kartą išeiti arba vienu taku prasieiti. Jeigu norim pažinti, atvažiuokit į gamtos mokyklas. Jos yra skirtos tam, kad žmonės galėtų atvažiuoti ne vienai dienai, bet 2 ir net visai savaitai. Ir kas yra įdomu, šitose gamtos mokyklose yra sudarytos visos sąlygos, pavyzdžiui, ir blogų orų, pažinti vertybės viduje. Mes turim labai puikius specialistus, kurie jūs vedžios po gamtos ir kraštovaizdžio paslaptis taip, kad tikrai norėsit dar kartą atvažiuoti ir sužinoti kažką tai daugiau. Kad Kuršių nerijoje yra daug kas kitaip, visi pamato tik ką persikėlė keltu. Čia kitokia gamta, čia vietoj žemės yra smėlis, ir miškai kitokie, ir žolė kitokia. Mes labai norime, kad žmonės kuo giliau pažintų Kuršių neriją. Ir būtent čia, mūsų naujojoje gamtos mokykloje, jūs tam turėsite puikią progą ištisus metus. Kartu su mūsų parko specialistais, su gamtininkais, kraštotvarkininkais, jūs turėsite galimybę susipažinti su įdomiausiomis Kuršių nerijos nacionalinio parko vertybėmis ir vietomis. Jeltmalkės gamtos mokykla yra įsikūrusi Kurtuvėnų regioninio parko pačiame centre. Čia galite sužinoti apie gamtą gamtoje, išbandyti įvairias edukacijas, pavyzdžiui, įsikepti piemenų kugelį. Tai atvažiuokit, išbandykit, laukiam. Saugomose teritorijose turime 38 lankytojų centrus. Kiekvienas lankytojų centras yra tarsi vartai į saugomą teritoriją. Todėl kviečiame praverti vartus ir atrasti Lietuvos saugomos teritorijas. Ekspozicijų yra pateikiama visa esmė ir pateikiama estetiškai, patraukliai, nes kiekviena ekspozicija turi savo temą. Pavyzdžiui, Dubysos regioninio parko ekspozicija yra apdainuota Dubysa. Bet tai nereiškia, kad bus pristatyta tik pati Dubysa. Ten jinai pristatyta per žydinčias pievas, per žydinčias gėles. Ir per tai yra pateikta visa regioninio parko išskirtinė vertė, visos vertybės. Nemuno kilpose sužinosit, kodėl Nemunas kilpinėja. Kai kas sako, kilpos labai negražus pavadinimas. O tai kaip pavadinti? Vingiais. Bet vingius turi kiekviena upė, o kilpas ne kiekviena. Tai yra didžiosios Nemuno kilpos, kurios faktiškai yra vienintelės visoje Europoje. Tokios tikros kilpos. Tai va ten vėlgi galima per ekspoziciją netgi sudėlioti atskirus fragmentus ir tą patį Iškyvonių gūbrį, ir Nemuno slėnį, ir Verknės slėnį, ir suvokti, kaip žmonės vaizduoja žemės paviršių, tą tokį kuprotą, išgaubtą žemėlapyje. O pradėjus savo kelionę po Lietuvos saugomas teritorijas, rekomenduojame užsukti į atsinaujinusi Žuvinto biosferos rezervato lankytojų centrą, kuriame susipažinsite su Žuvinto paukščių biologinė įvairovė, kuo ypatingas Žuvinto ežeras, Buktos miškas ir koks ypatingas jis būna pavasarį. Taip pat Žuvinto lankytojų centre turėsite galimybę užlipti į apžvalgos bokštelį, kuriame galėsite pasižiūrėti pro specialias stebėjimo įrangą į paukščius, kurie maitinasi, migruoja, peri Žuvinto ežere. Jeigu norite pamatyti, kaip milžinai formavo kraštovaizdį, būtinai apsilankykite naujame Kurtuvėnų regioninio parko lankytojų centre, kuriame istorija seka milžinai formavę Kurtuvėnų kraštovaizdį biologinę įvairovę. Viešviliai turim kurtinių veislyną. Kurtiniai yra nykstanti rūšis, o tam, kad išsaugotumėm, reikia kažkaip tai pagausinti populiaciją. Viešvilės rezervate dirbantys specialistai, jie jau išmokę, kaip iš kiaušinių galima išperinti mažuosius kurtiniukus, paleisti į laisvę ir panašiai, bet jų trikdyti negalima. Žmonėm yra sudarytos galimybės pažinti kurtinį iš arčiau, netrikdant auginamų kurtiniukų gyvenimo. Jeigu mėgstate medų, atvažiuokite į Aukštaitijos nacionalinį parką ir būtinai apsilankykite Stripeikiuose bitininkystės muziejuje, kuriame sužinosite, kuo ypatingos yra bitės, kaip jos ypatingai dirba, kad mums atneštų to gardaus medaus ir išbandysite kitas veiklas bitininkystės muziejuje. Lankykitės, pažinkit saugomas teritorijas. Jose yra visas mūsų krašto lobynas. Atraskite Lietuvos saugomas teritorijas. Jos saugomos kiekvienam.